Sveiki, mano vardas Inga Truskauskaitė, esu psichologė ir Vilniaus universiteto docentė. Šiandieną papasakosiu apie kūno ir judesio psichologiją, kas tai yra ir kodėl būtent kūno ir judesio praktikos, arba dar kitaip vadinamos somatinės praktikos, gali padėti pagerinti mūsų savijautą. Tai pirmiausia apie tai, kas ta kūno psichologija. Tai yra iš esmės psichologijos sritis, kuri ne tik kalba apie kūną, tai yra tokia sritis, kuri mato fizinę ir psichologinę savijautą arba sveikatą kaip neatsiejamas vieno nuo kitos. Tai yra tarsi dažnu atveju mes šnekam, sakom, arba tai yra mūsų vidinė savijauta, arba mūsų fizinė savijauta. Tai kūno psichologija arba kūno ir judesio psichologija sako, kad nėra tokio dalyko kaip vienas arba kitas, mūsų fizinė ir psichologinė savijauta veikia išvien. Kodėl dabar taip atsitiko, iš kur atsirado ta kūno ir judesio psichologija? Iš esmės, kūno ir judesio psichologijos teigimu, mūsų nervų sistema yra tarsi tiltas tarp kūno ir mūsų psichikos. Ir mūsų psichika ir kūnas tam tikra prasme sąveikauja būtent per nervų sistemą. Dabar kodėl? Tai pirmiausiai, mūsų nervų sistema yra atsakinga už tai, kaip mes patiriam pasaulį. Tai yra mūsų sensorinės sistemos, mūsų rega, klausa, lyta, mūsų kitos sistemos lemia, kaip mes priimam ir apdorojam informaciją. Tai yra mūsų sensorinės sistemose priima ir nervų sistema nusiunčia į smegenis, ją apdoroja ir nuo to, kaip mūsų nervų sistema funkcionuoja, priklauso, kaip mes suprantam šį pasaulį. Kitas dalykas, už ką yra atsakinga mūsų nervų sistema, tai yra už tai, kaip mes reaguojam, kai mes susiduriam su pasauliu. Tai yra, ji reguliuoja mūsų atsaką, ar mums tai patiks, ar mes supyksim, ar mes kažkaip apsidžiaugsim dėl to, kas vyksta aplinkoje. Ir žinoma, tai priklauso nuo mūsų patirties, kurią mes turim. Tai nervų sistema tarsi atsakinga už du tokius svarbius procesus, kaip mes patiriam pasaulį ir kaip mes reaguojam į pasaulį. Ir iš tiesų, jeigu mes pasižiūrėtumėm, kaip veikia mūsų psichika, šiandien dienai yra žinoma, kad mūsų fizinės ir psichologinės reakcijos, tokios kaip pavyzdžiui stresas, arba pavyzdžiui kaip pyktis, arba baimės reakcija, iš esmės yra mūsų atsakas į aplinką, kurį reguliuoja autonominė nervų sistema. Norėčiau, kad įsiklausytumėte į šitą autonominę nervų sistemą. Tai yra nervų sistemos dalis, kuri veikia tarsi savaime. Kitaip sakant, mes neturim laiko pagalvoti, ar man čia dabar kils stresas ar nekils. Mes neturim laiko pagalvoti, ar dabar kils emocinė reakcija, kažkoks pyktis ar baimė ar nekils. Iš esmės, mūsų autonominė nervų sistema tą atsaką mums tiesiog pristato čia ir dabar, priklausomai nuo to, kokia buvo mūsų patirtis ir priklausomai nuo to, kaip mūsų kūnas interpretuoja aplinką kaip saugią, kaip laimingą, kaip gerą, kaip pavojingą ir panašiai. Ką mes žinom apie psichikos ir kūno ryšį iš mokslinių tyrimų šiandien dienai? Neabejotinai turbūt ir jūs pastebėjote, kad pavyzdžiui iš kūno kalbos mes labai daug galim pasakyti apie žmogaus psichologinę savijautą. Kitaip sakant, mes automatiškai interpretuojam neverbalinius signalus, kaip žmogaus kūno poza, kaip eisena, ir tai mums gali padėti suprasti, kaip žmogus jaučiasi. Tai yra toks tarsi tiesioginis ryšys tarp kūno ir savijautos. Kitas dalykas, ką mes šiandien žinom iš mokslinių tyrimų, kad psichologinė įtampa dažnu atveju gali pasireikšti būtent kūne. Pavyzdžiui, stresinės ir trauminės patirtys gali pasireikšti fiziniais simptomais, tokiais kaip raumenų įtampa, kaip kažkoks skausmas tam tikroj kūno daly, ar netgi, jeigu mes tą psichologinę įtampą ilgai ignoruojam, tai gali pasireikšti ir kaip liga. Trečias dalykas, ką mes žinome iš mokslinių tyrimų apie kūno ir psichikos ryšį, tai yra tai, kad kuo geriau mes jaučiam savo kūną, kuo geriau mes suvokiam savo fizinius pojūčius, tuo geriau mes apdorojam savo emocinius išgyvenimus. Kitaip sakant, jeigu mes laisviau kvėpuojam, pavyzdžiui, tai geriau jaučiam ir savo emocijas. Ir tai labai dažnai yra naudojama ir psichoterapijoje. Iš esmės, tai, kuo mes šiandien dienai tikrai neabejojame moksle, tai yra, kad fizinis aktyvumas arba fizinė veikla padeda gerinti psichologinę savijautą ir gali padėti netgi išvengti tokių psichikos sveikatos sunkumų kaip nerimas ar depresija. Taip, keliaukime toliau.
būtent dėl to, kad kūnas ir psichika, arba tiltas tarp kūno ir psichikos yra nervų sistema, aš pabandysiu papasakoti šiandieną, kiek įmanoma paprastai žodžiais, kaip ta mūsų nervų sistema funkcionuoja ir kaip panaudoti ją, siekiant pagerinti savo savijautą. Tiek fizinę, tiek psichologinę. Iš esmės, nervų sistema, jinai dažniausiai funkcionuoja tokiais 3 režimais pagrindiniais. Aš apie jį kiekvieną iš jų papasakosiu ir tarp tų 3 pagrindinių režimų taip pat yra dar tokie tarpiniai režimai. Tai pradėsim nuo to, kad pirmasis kūno funkcionavimo arba nervų sistemos funkcionavimo režimas yra taip vadinamas saugumo režimas. Tai yra, kai mes jaučiamės, kad mūsų aplinka mums nekelia iššūkių, kai mes esam draugiškoj aplinkoje, kai mūsų supa artimi, mėly žmonės, mes jaučiame saugus, tada mes galime atsipalaiduoti, galime kurti ryšį ir galime mokytis. Iš esmės, mokytis mes galim tik tada, kai jaučiamės ramus ir atsipalaidavę. Tai yra tas pirmasis funkcionavimo režimas. Antrasis funkcionavimo režimas yra įsijungia tuo met, kai mes pajuntame, kad mums gresia kažkoks pavojus. Tai yra aplinkoje atsiranda tam tikra grėsmė. Turbūt, jeigu žiūrėtumėm istoriškai, tai tarkim, nežinau, eini mišku ir ten iššoka liūtas. Tai čia taip senoviniais laikais taip mes gyvenom, bet šiais laikais ta grėsmė gali būti bet kas. Pavyzdžiui, mintis apie rytoj laukiantį kažkokį svarbų pristatymą ar svarbų susitikimą. Tai yra, mes kaip žmonės dabar jau tą grėsmę patiriam truputėlį kitaip, negu kad patiria gyvūnai. Tai kai mes patiriam grėsmę savo fiziniam ar psichologiniam saugumui, organizmas mobilizuoja resursus ir pereina į tam tikrą aktyvacijos būseną, arba ta būsena dar yra vadinama sužadinimo būsena. Kas toje sužadinimo būsenoje vyksta? Turbūt esate girdėję apie streso reakciją. Ir pagrindinė streso reakcijos tokie komponentai, arba ta pati streso reakcija netgi yra vadinama kovoti arba bėgti. Tai kai mes pajuntame pavojų, kūnas pereina į streso būseną. Vėlgi, norėčiau čia dar kartelį pabrėžti, kad stresas tai nėra kažkoks baubas, tai yra mūsų organizmo prisitaikymas susidoroti su sunkumais arba pavojų situacija, kurią mes patiriam. Ir jeigu mes jaučiame, kad turim pakankamai resursų susidoroti su tą situaciją, tuomet mes pereinam į kovoti būseną. Tai yra aktyvacijos būsena, kai mūsų kraujas teka į skeleto raumenis, mūsų nervų sistema mus parengia susitvarkyti su tuo, kas vyksta. Jeigu mes jaučiam, kad tų resursų nėra pakankamai arba suvokiam kaip tą situaciją tokia, kad neįveiksiu šito pavojaus, tada mums norisi pabėgti. Turbūt atpažįstat, kad ir emocijos visame tame labai stipriai dalyvauja. Jeigu mes pereinam į kovoti būseną, tuomet mes labiau patiriam tokį tarsi pyktį ar susierzinimą, tada mes norim kažką keisti, kažką daryti. O jeigu patiriam tam tikrą prasme bėgti būseną, bėgti yra iš mūsų nervų sistemos perspektyvos, o iš emocijų pusės tai yra labiau baimės arba nerimo reakcija. Mes kalbėjom dabar apie antrą funkcionavimo režimą, kai mūsų organizmas aktyvuojamas. Dabar kas atsitinka, jeigu įtampa, pavojus, kažkokia stresinė situacija užsitęsia ilgą laiką? Jeigu ta situacija užsitęsia ilgą laiką arba pavojus yra labai stiprus ir mūsų nervų sistema, mūsų kūnas interpretuoja, kad mes niekaip negalim su tuo susidoroti, arba tam, kad susidorotume, reikia kažkaip ypatingai, atidžiai stebėti kiekvieną aplinkos detalytę, tuomet nervų sistemoje įsijungia slopinimo reakcija ir mes periname į tarsi resursų saugojimo būseną. Toje resursų saugojimo būsenoje mes esam tarsi sustingę. Turbūt esat pastebėję, kad gyvūnai šitą reakciją labai patiria tiesiogiai. Tai yra, kad jeigu, tarkim, vilkas vejasi stirną, stirna bėga, vilkas ją pagauna ir tada stirna tiesioginio to žodžio prasme sustingsta. Ir taip gamta pasirūpina, kad vilkas galėtų tą pagautą stirną suvalgyti, o stirna nepajustų kančios ir skausmo. Kodėl dabar ta stirna nepatiria kančios ir skausmo? Dėl to, kad jinai yra sąstingio būsenoje ir mūsų smegenys toje sąstingo būsenoje yra tarsi pumpuojamas
žodžiu, nuskausminamieji, natūralūs mūsų kūno nuskausminamieji, kad ta pagauta stirna nejaustų kančios. Žmonės yra ypatingos būtybės ir mūsų sąstingio būsena kai kuriais atvejais pasireiškia truputėlį kitaip. Ji pasireiškia ne tik per tokį fizinį nelabai galėjimą ką nors veikti, bet ir dažnai per psichologinį, tarsi tokį atsitraukimą. Psichologai tą būseną vadina disociacijos būseną. Toje būsenoje mes tarsi jaučiamės, lyg beveik nebūtumėm savo kūne, lyg galėtumėm stebėti save iš šalies. Ir dažnai šitoje resursų saugojimo būsenoje įsijungia tarsi toks neįtikėtinas racionalumas, kur atrodo nieko nejauti, bet gali sutvarkyti tarsi reikalus ir tarsi judėti toliau. Tai šitoje būsenoje, jeigu mes užtrunkame ilgą laiką, tai yra pavojus patirti vėliau po trauminio streso reakcijas, nes tai reiškia, kad mūsų kūnas situaciją arba tas aplinkybės, kurios vyksta, interpretuoja kaip itin grėsmingas. Trumpai priminsiu, mes šnekėjom apie 3 organizmo funkcionavimo būsenas. Tai yra apie ramybės atsipalaidavimo ir ryšio, apie aktyvacijos būseną, arba kai mes jaučiam pavojų, ir slopinimo būseną, arba resursų saugojimo būseną, kai pavojus atrodo nebeįveikiamas. Dabar noriu pašnekėti dar šiek tiek apie tą slopinimo būseną. Kodėl jinai kažkuria prasme yra gera. Jinai mums padeda nejausti didelio skausmo, jeigu tas pavojus yra ypatingai didelis. Ir tai kalba eina tiek apie fizinį, tiek apie psichologinį skausmą. Ir turbūt esat pastebėję ar savyje, ar kažkokiose istorijų turbūt esat girdėję, kaip žmogus patenka, nežinau, žmogų užpuola ir žmogus tarsi nieko negali padaryti, tarsi sustingęs būna. Tai yra irgi mūsų apsauginė reakcija ir jeigu jūs patenkate į kažkokią sudėtingą situaciją, kur jūs neturite, atrodo, nieko nedarote, negalite apsiginti, tai norėčiau tiesiog atkreipti dėmesį, kad nekaltintumėt savęs, tiesiog kūnas suinterpretavo tai kaip super pavojinga būsena ir nusprendė, kad nuskausminti, nujautrinti ir saugoti resursus tuo metu bus optimaliau negu kautis arba pabėgti iš tos situacijos. Ir vis dėlto, kas atsitinka, jeigu mes nuolat patiriam stresą, nuolat patiriam įtampą? Tokiu atveju mūsų organizmas tarsi gyvena tarp tų 2 būsenų, tarp aktyvacijos ir slopinimo. O tarp tų būsenų yra, žodžiu, tokia būsena, kuri vadinasi gynybiškumo būsena. Šita zona tarp aktyvacijos ir slopinimo, kur mes arba kažkaip aktyvuojasi ir darom, o paskui krentam ir jau nebegalim, žodžiu, tarsi nieko daryti, yra vadinama išgyvenimo zona. Tai yra mūsų kūnas funkcionuoja toje zonoje, kai nervų sistema galvoja, kad mes praktiškai nuolat esame pavojuje ir bandom kažkaip išgyventi. Ir atrodo, kad aš čia šneku apie kažkokius tolimus dalykus, bet iš tiesų dalis žmonių nuolat gyvena toje išgyvenimo zonoje. Tai yra nuolat kažkokios stresinės situacijos, galų gale mūsų gyvenimo tempas kartais mus priverčia gyventi toje išgyvenimo zonoje, kur mes arba lekiam, bėgam, pykstam, arba bijom, nerimaujam ir tada krentam, nebegalim, žodžiu, nieko daryti, išsijungiam, miegam kelias paras. Tai yra, jeigu jūs atpažįstat šitą savyje, žinokit, kad jūs esate išgyvenimo zonoje. Dabar kaip dar atpažinti, kad žmogus yra išgyvenimo zonoje? Gyvenant toje zonoje, dažnu atveju mes atsiduriam tokioj tarpiniai būsenoj, kurią psichologai vadina gynybiškumo būsena. Kaip dabar atrodo ta gynybiškumo būsena? Žmogus tarsi ir gyvena normalų gyvenimą, bet jeigu tu jam ką nors pasakai, jis tuoj pat, tarsi piktai kažką atsako, ir susierzinęs, tu nieko nepadarėjai, o žmogus piktai atsako. Tai tiesiog noriu paskatinti, jeigu jūs matote, kad jūsų aplinkoje žmonės kažkaip labai jautriai reaguoja, tai žinokit, kad tie žmonės greičiausiai nėra nusiteikę asmeniškai prieš jūs, jie tikriausiai tiesiog gyvena, šiuo metu jie yra toje išgyvenimo zonoje ir kažkaip
yra kažkoks ypatingų iššūkių laikotarpis. Lygiai taip pat, jeigu jūs pastebit savyje, kad jeigu jums kažkas kažką pasako, nežinau, ar vaikas, ar partneris, ar tiesiog kolega praeivis, kažką jums pasako, jums norisi pulti atgal ar komentuoti kažką piktai, tikriausiai jūs irgi šiuo metu esat toje išgyvenimo zonoje, kurioje kūnas, organizmas interpretuoja, kad šiuo metu yra pavojaus būsena ir reikia tuos resursus kažkaip tausoti, nėra kada kurti ryšį, mandagiai atsakyti, tiesiog reikia išgyventi. Bet yra ir gerų žinių, kad mūsų kūnas natūraliai gali funkcionuoti augimo arba gijimo zonoje. Prisiminkit tą pirmąją funkcionavimą atsipalaidavimo būsenoje. Tai iš tiesų, jeigu sužadinimas nėra labai stiprus, arba slopinimas nėra labai stiprus, tai yra tam tikra prasme mūsų organizmo resursai. Tai yra, kad jeigu mūsų sužadinimas yra optimalus, mes galim patekti į tokią suaktyvuotą būseną, kurioje yra smagu. Tai yra toje aktyvuotoje būsenoje, tai yra tarp ramybės būsenos ir sužadinimo būsenos yra žaidimo zona, kaip aš sakau. Tai yra zona, kurioje mes galim šokti, sportuoti, kur galim šėlioti, kvailioti, lipti į kalnus kartais. Žodžiu, tai yra tokia būsena, kurioje mūsų kūnas gali tarsi iškrauti ir paleisti susikaupusią įtampą. Tarp ramybės būsenos ir slopinimo arba resursų saugimo būsenos, tame tarpe yra tokios gilios ramybės ir intimumo būsena, kurioje mes galim medituoti, permastyti savo gyvenimą, kurioje galim pasikrauti jėgų. Ir visi šitas trys būsenos, tai yra ryšio zona, aktyvumas arba intimumas ir ramybė, yra vadinama gijimo arba augimo zona. Ir turbūt siekiamybė būtų, kad mes kiek įmanoma daugiau laiko toje zonoje ir praleistume. Dabar pašnekėsiu apie tai, kągi daryti ir kaip savo kūnui padėti grįžti arba būti į augimo ir gijimo zoną. Taip, tai pirmasis resursas, kurį mes turim kiekvieną dieną, visą laiką su mumis, tai yra prisilietimas. Prisilietimas yra nuostabus mūsų resursas, kuris gali padėti kūnui labai greitai pereiti į ryšio ir atsipalaidavimo zoną. Yra netgi sakoma, kad žmogus galėtų išgyventi, jam reikia 4 apsikabinimų per dieną, o tam, kad jisai klestėtų, reikia kokių 12. Tik tai nenusiminkit, jeigu šiandien dienai neturit ką kiekvieną dieną apsikabinti. Savęs apsikabinimas veikia lygiai taip pat gerai. Tiesiog apsikabinti, pasiglostyti, paliesti save, mūsų kūnas išskiria iš karto hormonus, kurie padeda mums pereiti į atsipalaidavimą. Kitas resursas, kurį mes turim kiekvieną dieną, apie jį jau šiek tiek užsiminiau pradžioje, tai yra fizinis aktyvumas. Iš esmės, kartais atrodo, ar ne, turbūt esat pastebėję, ypač tie, kurie sportuojat, kad atrodo jau visiškai nebėra niekam jėgų, nieko nesinori daryti, bet jeigu išeinat pasivaikščioti, ar pabėgioti, ar paplaukioti, ar į sporto salę, po to tos jėgos kažkaip stebuklingai atsiranda. Iš kur dabar tos jėgos atsiranda? Iš tiesų, fizinio aktyvumo metu mūsų kūnas geba paleisti susikaupusią įtampą. Nes jeigu mes esam aktyvavimo zonoje arba esam slopinimo zonoje, mūsų kūnas tarsi kaupia įtampą. Tai yra jisai, žodžiu, saugodamas resursus arba kažkaip tuos resursus perskirstydamas į skeleto raumenis, tuo metu, kai pavyzdžiui yra stresinė reakcija, prikaupia tos įtampos. Esat turbūt pastebėję, pamanykit paliesti savo pečius. Pusė iš jūsų, jeigu nedaugiau, čia yra prisikaupę įvairiausių įtampų. Ir būtent fizinis aktyvumas padeda paleisti įtampą iš kūno ir tada ir psichologiškai mes jaučiamės labiau atsipalaidavę. Trečiasis resursas, kuris yra visada su mumis, mūsų kūne, tai yra emocijų išreiškimas. Žinot, koks yra didžiausias nusikaltimas prieš žmoniją arba žmogui kiekvienam, yra pasakyti jam, pavyzdžiui, neverk, neliūdėk, nepyk, viskas bus gerai. Iš tiesų, mūsų organizmas, mūsų emocijų išraiška yra mūsų natūralus būdas paleisti įtampą iš kūno. Tai yra, jeigu mes leidžiam savo verkti, kai norisi verkti, gedėti, kai norisi liūdėti, netgi bijoti, kai norisi bijoti ir nestabdom tos emocinės reakcijos, jinai tiesiog pereina, perplaukia per mūsų kūną
ir tada mes galim paleisti. O jeigu neleidžiam savo jausti, tada ta įtampa dar labiau kaupiasi. Keliausim prie paskutinės dalies. Šioje paskutinėje dalyje aš noriu pašnekėti apie tai, kaip mūsų kūnas mums gali padėti susitvarkyti su stipriomis emocijomis. Turbūt tai yra viena iš tokių kasdienių dalykų, kur pavyzdžiui, nežinau, reikia lipti į sceną, bet labai baisu ir nerimas. Arba kažkaip norisi susitarti su žmogum, bet taip pikta, kad norisi jam, nežinau ką padaryti, o ne kažkaip gražiai su juo šnekėti. Tai pakalbėsiu apie tai, ką daryti su stipriu pykčiu, ką daryti su stipria baime arba stipriu nerimu ir ką daryti tokiu atveju, jeigu jūs jaučiat, kad negalite atsikelti nuo sofos. Reikia daryti darbus, reikia važiuoti į darbą, o kūnas kaip tyčia yra tokioj apatijos būsenoj ir nėra kaip su tuo susitvarkyti. Tai tiesiog keli patarimai, kaip panaudojant savo kūną padėti savo esančiose būsenose. Taip, prisiminkim, kas dabar yra stiprus pyktis. Stiprus pyktis tai iš esmės yra mūsų nervų sistemos reakcija kovoti. Kas dabar atsitinka, kai mūsų kūnas pasiruošia kovoti, kai mes jau, galim tik tai rėkti, bet gražiai šnekėti jau nebegalim. Tai iš esmės mūsų kūne yra prisikaupę daug energijos, kurią reikia panaudoti. Tai jeigu jums pikta, žinokit, ramiai pakvėpuoti nepadės. Visi, kurie sako, jūs pakvėpuokit ir nusiraminkit, žinokit, nepadės. Tiesiog sakau ir iš patirties, ir iš klientų patirties, ir iš to, ką žinau, kaip veikia mūsų kūnas, kaip sąveikauja su mūsų psichika. Jeigu mes pykstam, yra prikaupta jėgų. Ir tas jėgas reikia panaudoti. Kaip dabar panaudoti tas jėgas? Galima eiti pabėgioti, galima eiti pasportuoti. Aš, pavyzdžiui, jeigu man žiauriai piktai, tvarkytis namų. Labai padeda, žinokit, taip greitai viskas susitvarko ir tuo pačiu išsikrauna tas, kūnas iškrauna tas prikauptas jėgas, jūs tarsi jas nukreipia į kitą pusę ir tada nereikia jau rėkti ant to artimojo turbūt ir galima pradėti šnekėtis normaliau. Kitas kartais nėra kada tvarkytis tuos namus. Tai jeigu jums labai pikta, mano tokia rekomendacija būtų susirasti vietą, kur jūs galite stipriai patrepsėti. Jeigu jūs taip stipriai patrepsit vieną kitą koją į žemę, mes tarsi iškraunam į žemę tą, susikaupusią kūne energiją, kurią jis jau pasiruošęs panaudoti kovojimui ir ta pykčio reakcija truputėlį nuslopsta. Dabar ką daryti, jeigu užplūsta didelis nerimas? Jeigu užplūsta didelis nerimas, reikia prisiminti, kad čia mano nervų sistemos reakcija pabėgti. Man reikia išeiti iš čia ir čia nebebūti. Kitaip sakant, mano kūnas interpretuoja tą situaciją kaip pavojingą, kur sako, kad aš atsiprašau, bet aš jau eisiu. Tai kas dabar atsitinka? Ką reikia padaryti, jeigu mūsų kūnas sako, kad aš noriu išeiti? Jeigu kūnas sako, kad aš noriu išeiti, iš esmės jį reikia švelniai grąžinti į čia ir dabar. Geriausiai švelniai grąžina į čia ir dabar būtent įvairios įsižeminimo praktikos. Įsižeminimas tokia plačiaja prasme. Tai yra įsižeminti taip pat reiškia ir pajausti savo kūną, nes mūsų kūnas kažkuria prasme yra šitos žemės dalis. Tai tokiais atvejais jums kyla didelis nerimas, bet tada jau gali padėti lėtas ir gilus pakvėpavimas arba lėtas pasivaikščiojimas, jaučiant, kaip jūs vieną koją remiatės į žemę, kitą koją remiatės į žemę. Prisilietimas labai padeda, pajausti savo kūną, tiesiog paimti ir pasiglostyti, kažkaip taip, kad pajaustumėt, kad jūs esat čia ir niekur nesat dar išėję ir kūnui pasakyti, aš renkuosi čia būti, man patinka čia būti, aš noriu čia būti, aš eisiu ant tos scenos ir eisiu daryti to pristatymą, nes taip renkuosi. Taip pat tokioje situacijoje, jeigu yra labai neramu, galima tiesiog pabandyti pajausti savo kūną nuo kojų pirštų galiukų iki viršugalvio arba galima panaudoti savo sensorinės sistemas. Yra netgi tam tikrų programėlių, kurios būtent tą ir naudoja. Pavyzdžiui, galima savo įsivardinti 3 dalykus, kuriuos matau, 3 dalykus, kuriuos girdžiu, 3 dalykus, kuriuos užuodžiu, 3 dalykus, kuriuos galiu paliesti. Jeigu mes panaudojam savo sensorinės sistemas, mes tarsi po truputį grįžtam čia į savo kūną, įsižeminam ir tada nerimo reakcija prislopsta. Ką dabar daryti, jeigu nieko nesinori daryti?
jokių būdų nereikia naudoti prie savęs didelės prievartos. Jeigu mes pradėsim save prievartauti, aktyviai veikti, nors nieko nenorim daryti, tuomet mes einam tarsi į konflikto būseną su savimi. Jeigu nieko nesinori daryti, iš esmės dažnai reiškia, kad mūsų organizmo resursai yra gana stipriai išnaudoti ir jeigu mes save dar labiau spausim, tai mūsų kūnas gali tik tai dar labiau priešintis. Ką dabar reikia daryti tokiais atvejais? Tokiais atvejais gali padėti labai lėti tempimo pratimai, pavyzdžiui, joga, arba net nebūtinai joga, tiesiog pratempimas savo rankų į vieną, į kitą pusę, pasilenkimas žems, tokiu švelniai išjudinti savo kūną, tarsi kviečiant jį išjudėti. Dar gali padėti palingavimas tarsi į šonus. Čia yra tokia, netgi gyvūnai tą naudoja, jeigu mes esam sąstingio būsenoj, tas palingavimas į šonus, jisai, žodžiu, padeda tarsi subalansuoti mūsų nervų sistemą ir pasakyti jai, viskas yra gerai, yra saugu kažką po truputėlį daryti, tau nereikia būti visiškai išsijungus. Taip pat dar vienas dalykas, jis yra iš esmės šiek tiek aktyvesnis, bet jis ateina iš gyvūnų pasaulio. Grįšiu prie vilko su stirna. Prisimenat, bėga stirna, vilkas ją pagauna, bet įsivaizduok, stirna jau sustingo, bet įsivaizduokit, vilką kažkas išbaidė. Ir tada stirna, kurį laiką pabūna sąstingio būsenoj, bet po to, po truputį tarsi pradeda jos kūnas vibruoti. Pasižiūrėkit, tikrai yra krūvos video, internetuose galite rasti įspūdingą, aš net ir gyvai ne vieną sykį esu stebėjus, kaip nervų sistema pati save išjudina. Tai yra, kad pradeda vibruoti, tarsi išsipurto ir tada stirna lyg niekur nieko nubėga. Tai mes šitą mūsų gyvūnišką reakciją irgi galim panaudoti savo. Jeigu jaučiat, kad jūsų kūnas yra sąstingio būsenoj, tiesiog tokį pavibravimą, pasipurtimą padarius, kūnas vėl pereina į saugumo būseną. Keliauju prie visiškai pabaigos. Noriu pasakyti, kad kūno ir judesio psichologijos žinios šiais laikais taip pat yra naudojamos ir psichoterapijoje ir netgi egzistuoja tokios psichoterapijos kryptis, kurios yra labai orientuotos į darbą su kūnu. Pačios pagrindinės ir pačios populiariausios iš jų yra 3. Pirmoji iš jų yra šokio ir judesio psichoterapija, kurioje pagrindinis veiksmas yra orientuotas ties tokiu spontanišku judėjimu. Judesys yra laikomas nežodinio bendravimo forma ir emocijų reiškimo būdu, kuris tarsi gali mums padėti jaustis arčiau savęs. Kita somatinės arba kūno ir judesio psichoterapijos rūšis yra bioenergetinė analizė. Gal pavadinimas yra šiek tiek keistas, bet iš tiesų tai yra akredituotos psichoterapijos rūšis, kurios pagrindinė prielaida yra ta, kad mūsų viso gyvenimo patirtis ir išgyvenimai atsispindi kūne ir būtent stebint kūną, keičiant savo pozą, keičiant judesius, darant tam tikrus raumenų tempimo pratimus, mes galim tarsi išlaisvinti, tarsi prisileisti savo tas patirtis, kurios galbūt buvo sudėtingesnės mūsų gyvenime ir jas po truputėlį išlaisvinti. Ir trečioji psichoterapijos kryptis, viena iš irgi tokių populiariausių, yra integruoto kūno psichoterapija, kuri taip pat jos pagrindinė prielaida yra ta, kad mūsų užslopintos emocijos yra saugomos kūne ir būtent per darbą su kūnu mes galim jas išlaisvinti ir laimingiau, laisviau gyventi. Tiek šiandieną norėjau papasakoti, tikiuosi, kad jums žinios apie jūsų kūno ir psichikos ryšį pravers kasdieniame gyvenime.